so tonight we say, hip, hip, chin, chin. Hip, hip, chin, chin. Itin stilingi Donatas Montvydas ir Katerina Varpai. Reikia pasakyti, kad visą šią savaitę Delfi LT lankytojai rinko kūrybiškiausią mūsų projekto porą. Prašom, brangiai čia. Tai buvote kaip tik jūs, Donatai ir Katerina. Donatai, prašau. Čia sunkus daiktas, užtat neduodu moteriai. Na kągi, gerbiama komisija, Jurijau, kaip jums šis stilingas sambos variantas? Na, jeigu jau taip jau šnekėt apie kūrybiškumą, tai šį kartą nebuvo tiek daug kūrybos, bet vis tiek mes turime įvertinti svarbiausią dalyką, kad Donatas tikrai išskirtinė asmenybė mūsų šou kultūroje. Toks jaunas žmogus ir turintis tokią išskirtinę plastiką. Aišku, aš dabar daug ką pasakysiu ir galbūt nelabai daugam patiks. Labai stilingai, skaniai susivienodino, labai kostiumai parinkti gerai. Ta prasme, kad labai gerai tą choreografiją, kompoziciją viens kitą papildė. Ir aš žiūriu tave, kaip tu šoki, Donatai. Dabar aš nekudu daugiau. Katė, tai mes ten jau tų paminklų pristatėm pilną. Katė yra išskirtinė, yra šokių projektų, yra šokėja ir kiek galima girdėti dar, žinot, istorijas, kaip sako, per daug. Bet tu, Donatai, turi labai tokią įdomią, gerą plastiką. Ir kartais net pavojingą plastiką. Yra gėjų kultūra tokia. Mes žinome, popsas gėjų. Aš neįžeidinėjau. Aš parašysiu konstatuoju faktą. Ir choreografiškai labai daug yra, lyg tai kaip Merkurio sindromas toks yra kažkoks. Va toks va, aš tau komplimentą sakau, patikėk manim. Tu esi grinai, kaip Lady Gagos ten nesuprasi, kas į ją suėjo. Suėjo viskas, kas dabar jaudina visą pasaulį. O tu mane jaudini. Viskas tavie tiek yra gerai, žinok, jeigu netakų pradar. Truputį reikėtų klasikinio baleto atsistoti ir atrasti ašį. Arba, kaip sako, praguniai balansą. Klubų nebuvo, aišku, bet bandytas sambos reiškia to žaidimo. Bet tu esi išskirtinė asmenybė. Ir aš labai norėčiau, kad tave palaikytų visas jaunimas, nes jie tave turės. Lietuvoje nėra talentų. Yra daug apsišaukelių, daug nupirktų, vadybos išsuktų, o tu esi talentingas žmogus. Donatai, nepamesk šito. Neklausyk, aš šneku, nepamesk savęs ir varyk tiesiai ten, kur labai toli. Ačiū Jurijui. Ponia Jūratė. Aš visada buvau didelė gerbėja šito vaikino. Jo vokalo, jo kūrybingumo, o šiandieną mane truputį nuvylėte. Ir aš sambos kaip po tokios nei klubų judesių, nei pagrindinio žingsnelio praktiškai beveik ir nebuvo. Buvo geras šokis, geras pasirodymas, bet man reikia sambą vertinti, aš jos nelabai mačiau. Ir sulenktom kojytėm, keliais sulenktais visą laiką irgi negalima, reiškia, turi įsitiesti tarpais kojas pirokliuoti. Ačiū, ponia Jūratė, Džiugai. Gal kažką linksmėsnio? Aš nežinau. Tiesiog irgi žiūrėjau ir laukiau, kada prasidės. Ir pasirodo, ir baigėsi. Staiga. Ar tai buvo blogai? Tikrai ne. Ta prasme, tai buvo tikrai labai stilinga, labai ir to pačiu ir subtilu, ir gražu, bet iš tikrųjų buvo toks pojūtis, kad tuoj prasidės ir taip ir nieks neprasidėjo, ir žiūrėjau muziką tylą, ir ką, viskas jau, aš taip pagalvojau. Kaip išėjo, ir būtent, sakykime, kaip išėjo apsirengęs Donatas, aš jau galvojau, kad šoks klasikinį baletą, su tokiais, o ne samba, su tokiam kelniam, bet, sakau, man sunku kalbėti dėl to, kad, sakau, aš tokio katarsio pilno nepatyriau, bet tikrai negaliu pasakyti, kad buvo negražu arba blogai. Nu, šalia Nirvanos kažkur tai tikrai buvo. Šalia šaudė, šalia Nirvanos kažkur. Ačiū Džiugai. Edmundai. Na, su Donatu mes jau pažįstami ganėtinai nemažą laiką. Ne šokio aikštelė, ne kažkur tai.
žino, koks talentas. Labai ačiū ponui Smoriginui, kad tikrai taip išreklamavote ir parodėte tikrai tas jo pusės, kurios tikrai vertos pastebėti visai Lietuvai, gal ir ne Lietuvai, visam pasauliui. O dėl šio vakaro, man tai buvo labai muzikalu. Na, nepaslaptis, kad Donatas yra labai muzikalus. Estetiškai kažkaip švaru. Gal netgi per daug išgryninta. Ir labai elegantiška. Ir aišku, ta samba tokia buvo savotiška. Va, kaip žiūrėjau į Donatą, tokia buvo savaip suprasta. Ta samba iš jo judesių, kaip jisai vaikšto, nes susitinkame mes ne vieną kartą ir matosi, kaip jisai vaikšto, kaip jisai elgėsi. Donatas sušoko savo sambą. Man patiko. Ačiū Dėkoju, pora komisijai. jums. Žiūrime jūsų balus. Na, aš norėčiau prisijungti prie Džiugo ir pasakyti tai, kad jisai pasakė tikrai, vat pradėjo ir lyg tai kažko trūko. O trūko dar daugiau, kad būtų to talento. Aš galvoju, kad visgi jis toks yra talentingas ir toks įspūdingas yra ekrane, kad turbūt Džiugas ir negalėjo pasitenkinti juo. Jam norėsi dar, kad jis ilgiau šokti. Dėl to 10 duosiu. Jurijus Smoriginas 10, Jūratė Norvaišienė 9, Džiugas 10, Edmundas 10. Ačiū Jums, sėkmės jūsų porai. Ačiū Jums sėkmės. Žiūrime šio stilingo šokio pakartojimą. Žiūrime. And so tonight we say, hip, hip, chin, chin.